Sveiki! Kadangi artėja Helovynas, nors ir nelabai lietuviška šventė, bet vis tiek daugelis mėgsta mūsų žmonių švęsti ją ir skaptuoja moliūgus, persirenginėja, darosi baidyklę. Tai aš šiandien norėčiau parodyti, kaip galima greitai išsiskaptuoti moliūgą. Pirmiausia, reikėtų nusipaišyti piešinį, ką mes norėtume skaptuoti. Galima tai daryti tušinuku, pieštuku, šiuo atveju aš naudosiu peiliuką. Stenkitės piešinio per daug nesubraižyti moliūgo piešdami, nes paskui liks rudos dėmės. Dabar pradėsime pjauti. Kad lengviau būtų pjaustyti, išsiimsime plačiuosius didžiuosius tarpus su drėlės pagalba. Skylės mums reikalingos tam, kad nebūtų sudėtinga moliūgo gabalus išimti iš piešinio, kitaip jau susidursite su sunkumu. Pradedame darbą. Kad išryškėtų mūsų piešinys, mes paryškinsime akis ir dantis. Kartais nuo per ilgo darbo moliūgų irgi pasidaro bloga. Bet tikri draugai turi padėti. Tai mūsų Helovyno šviestuvas ir baigtas. Jeigu bijote palikti žvakę ilgesniam laikui degančią viduj ar apsaugoti nuo vaikų, galima tiesiog įdėti šviestuvą. Prašau.